Žinot, aš jums pasakysiu, kad čia yra esminiai klausimai ir mūsų yra labai maža visuomenė, tai yra 2,4 milijono rinkėjų. Aš manau, kad mes visus šitos klausimus galėtumėm laisvai tarpusavį susitarti, jeigu panorėtumėm. Tai jeigu mes panorėtumėm įvesti tas taisyklės, kad, reiškia, niekas mums iš išorės negali jokių daryti įtakų, o reiškia, mes viduje susitarėm, kaip mes norim gyventi, tai reiškia visų pirma, kad tolerancija kitai nuomoniai, nesvarbu kokia jį būtų. Tolerancija tai reiškia išklausimas, diskusijos, reiškia leidimas sužinoti įvairias puses. Aišku, jį neturi, reiškia, prieštarauti įstatymui, jį neturi, reiškia, prieštarauti moralės normoms, jį neturi, reiškia, kelti grėsmės, reiškia, sveikatai ar ten dar apie tokius dalykus nešnekam. Bet tiesiog paprasta, nesakykime taip, paprastus savo įsitikinimus, ką tu nori, reiškia, skleisti, kad nesutinki su dabartinė, reiškia, politika, tu nesutinki, reiškia, kad su sisteminė korupcija, kuri vyksta, tu nesutinki su tuo, kad užsienio agentai, reiškia, gauna pinigus, reiškia, nedeklaruoja ir, reiškia, išskleidžia manipuliatyvią informaciją apie vienus ar kitus asmenys. Nesutinki, tu sakai ir tave už tai cenzūruoja. Na, taip neturėtų būti. Tai nuo to viskas prasideda, reiškia, jeigu tu nuomonės negali, reiškia, skelbti, tai tu tada nereikalauk, kad tavo nuosavybė būtų neliečiama, nereikalauk, kad tavo laisvė nebūtų apribojama. Tu nieko nereikalauk, todėl kad tu net negali pasakyti, kuo tu tiki. Tai čia, man tai čia yra viskas pakankamai akivaizdu.